Sveiki, mano mėlyjeji prenumeratoriai. Sveiki svečiai, kas įsijungėte šį kanalą. Mėlyjeji, ateinu pasižiūrėti tokį klausimą, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite, o tai įvyks. Pasižiūrėkime tokį kortų skaitimą, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite. Kažkoks netikėtumas įvyks. Oi, čia su potencija, su veržlumu veržiasi pas kažką tai vyrukas, kažkas tai norus įgyvendinsit, kažkokios tai idėjos pas kažką tai. Na, pasižiūrėkime, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs net to nei nelaukite. Žmogus, pasižiūrėkime, manęs atėjęs pasižiūrėti šio kortų skaitimo, čia jūs, ir kokios energijos po žmogų šiandien dienai yra. Žmogus judėjime. Žmogus arba vyksta pas kažką, arba parvyksta, bet čia greičiau vykimas su pasiūlymu. Mane žiūrintysis šio klausimo labai išgyvena sunkų periodą. Dešimakė kardų, tai čia žmogui netgi, taip sunku, kad vos ne daktaro reikia. Čia labai sunku žmogui. Pažiūrėkit, kokius sunkius išgyvena, koks periodas sunkus. Matot patys, dešimakė kardų, treakė kardų, keturakė kardų. Galiu pradžiuginti tiek, kad žmogus tikrai išgyveno labai dabar galbūt sunkus metas, ar kažko neteko, ar kažkaip tai jam pačiam yra, ar sveikata pašlijo, ar po kažkokios tikrai ligos. Galbūt žmogus po širdies ligos, gal žmogus išgyveno kažkokią tai skausmą širdies, gal trikampį, ar kažkokį įsiskyrimą. Čia labai sunkiai, mėlyjeji, korta. Bet galiu nudžiuginti, kad jūs išeinate iš viso šito. Mėlyjeji, čia krizės pasibaigė, jau išeina iš šitų baisių dviejų kortų. Atvyksta riteris monetų, kažkas atvyksta pas jūs, mėlyjeji, su pasiūlymu, kažkas su verslu, su prekyba, su kaina, su perpardavimu, čia va taip galėtų būti. Kas dar galėtų žiūrėti šio kortų skaitimo? Trupučiuką dar signifikacija. Čia matom, kad išeina žmogus iš krizių. Aš tik pramaišiau ir išeina tas mūsų nuostabusis riteris. Taip, taip. Čia gal yra labai negerai šauliui, avinui arba liūto ženklo vyrukui. Ugningam vyrui. Gali tai būti. Taip, čia išgyveno kažkokias kovas žmonės. Kovinga situacija, bet gali nudžiuginti, ateina džiaugsmas. Ateina džiaugsmas, čia išeinate jūs iš tų krizinių situacijų. Bet čia labai buvo sunki situacija pa žmogų. Oi, čia net ir dešimakė lazdų. Ir vienišas buvo ilgą laiką, žmogus atsitraukęs nuo išorinio pasaulio. Jeigu tai moterį žiūrite, mėlyjeji, pas jūs atvyksta riteris. Ir kardų, ir monetų. Pokalbiui. Čia žmogus tikrai nežiūrės į praeitį, tik į ateitį. Ir šiaip jūs, žmogus esantis, žiūrite į priekį. Pasikeitimas ateis. Tokia situacija, jūs išeisite iš šito, bet čia tokia sunki situacija. Na, ir pasižiūrėkime dabar, čia lengvumas ateina, mėlyjeji, jūs ant tokio lengvumo norite, tokio gaivumo, lengvumo, tokio pofikizmo, nes čia žmogų užkalė, čia yra bėdos ir tiesiog labai sudėtinga situacija. Ir dabar, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs net to nei nelaukėte, saulė, gėris, šiluma, meilė gal pas kažką, mėlyjeji. Va kaip čia bus. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukėte. Vau! Žiūrėkit, kiek judėjimo. Čia žmonės atvyksta į susitikimui. Čia matysite šito. Susitikimui atvyksta. Padėsite tašką sunkiems dalykams, tam blogam savo gyvenimo etapui, mėlyjeji. Ir eina taikos korta, pasaulio korta. Ir viskas bus puiku.
Matot kaip? Čia praeity gal buvo negera. Dabar viskas padėjimas taškas praeičiai ir žmonės eina į teisingumą, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite, teisingumas įvyks labai greitai. Temidės korta krenta. Ir kaip čia susiję, čia kažkas tai išgyveno gal skyrybas. Ir ateina džiaugsmas po teisingumo, mėlėjai. Temidė tai yra teisingumas, čia žmogus labai teisingas žiūri ir laukia džiaugsmas. Jūs net to nelaukėte, o tai įvyks artimiausiu metu. Taip? Nu taip, čia pokyčiuose žmogus bus. Mokinsitės kažko arba tiesiog po sustojimo, kas čia ateina. Nu, ateina pasiūlymai iš pažų ir iš riterių. Čia pas moterį, jeigu žiūrite, tai ateina imperatorius su pasiūlymu pas jūs, mėlieji. Nori kristi korta? Gerai. Ir kas krenta? Atvyksta tiksliau karalius taurių. Karalius taurių. Ir ką tu siūlysi mergaitėms karaliaus taurių? Arba tiesiog mane žiūri galbūt vandens ženklo atstovai. Pasižiūrim, kas čia bus. Nu, žemės ženklo mergaitei. Čia gal pora, mėlėjai, žiūrėkite. Žemės ženklo. Ir dargi karštas vyrukas. Jau pasakiau, šita žmogaus zodiakus, tai čia galbūt žemės ženklo ožiaragiai, mergelės, jaučiai, vandens ženklo vėžiukai, skorpionai ir žuvytės. Gal žmogus karštas, gal žmogus čia poroj ir čia žiūrėkit poroj, gal čia tas vyko, mėlėjai. Žiūrėkit pagal save, nes čia žmonės ir pasilgė, ir nuliūdė jau. O kame čia reikalas yra? Kas pas jūs įvyks tokio artimiausiu metu, o jūs to dar nelaukite? Džiaugsmas matėme saulė, čia sueities priklausomybės nuo čia velnias. Ir dabar vyksta aukštesnysis teismas, velnias ir angelai. Ir kaip čia suprasti? Pagalba ateina. Čia turėjo būti balansas pa žmonės, imti gauti, turėjo nepažeisti to balanso, imti duoti. Kiek kas atidavė, tiek, kaip sakant, turėsite ir grąžinti. Čia ateina teisingumas, mėlėjai. Kiek jūs visatai atseikėjo, tiek dabar visata atseikės jums, mėlėjai. Čia mirusių pasaulis, stebėkite ženklus. Čia išeinama iš velnių, čia jau net karminiai dalykai išeinama. Čia apribojimuose buvo žmogus, gal kažkokiuose savo baimėse, o kodėl čia negalėjo veikti, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu. Kovo su baimėmis. Daug idėjų turite, kažką gražaus nuveikti. Ir žmogus, jeigu tai moteris mane žiūri, atvyksta vyrukas su puikia sveikata, su potencija, su degimu noru sukurti šeimą. Jūs gal net to artimiausiu metu nei nelaukėte, o tas įvyks. Griūva visiškai senas modelis, bokštas krenta. Senos situacijos modelis, mėlėjai, ir kvies vyrukas jūs į sąjungą. Jūs gal to net nelaukėte, o artimiausiu metu tai įvyks. Aš dar pasižiūrėsiu kitomis kortomis, ko jūs dar, tik paėmiau ir aukštesnysis teismas, žiūrėkit, mėlėjai, ir čia eina iš visatos. Jums perspėjimas, stebėkite ženklus. Na, pasižiūrėkime šiomis kortomis užsibaigė sąjunga, o čia kaip bus? Kas artimiausiu metu įvyks, o jūs net to nei nelaukėte, o tai įvyks. Oi, ir sąjunga, ir mėlėjai pramušite duris, ir sprendimas reiks padaryti. Nu, pasižiūrėsime, ar taip. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite. Žiūrėkime. Magija, burtai, paslaptys, žinios paslaptingos. Mėlėjai, čia galbūt, jeigu santykiai tai paslaptingi, galbūt prijaučiate magijai, gal žmogus padeda žmonėms eiti į šviesą, gal su kortomis užsiima, gal reiki meistrai, gyduoliai, čia karmą atidirbinėjot, mėlėjai. Jūs net gal to nei neįtarėte, o tai įvyks karmos atidirbimas. Čia žmogus tampa dvasingu, čia žmogus gali netgi vesti žmoniją į šviesą, būti mokytojas sąmoningumo vesti. Štai.
Matot kaip? Nuostabus žmogus mane žiūri. Žmogus, kuriam atviros dabar visos durys. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite? Na, atvyksta materialaus pasaulio atstovas, gal kažkokia bus sutartis sudaroma, nes sąjungos korta šitų kortų gale buvo, gal kažkokia sutartis bus sudaryta, gal kažkokį pasiūlymą jums pasiūlys. Tiesiog žmogus labai atviras, rodantis savo ir turtus, ir viską, kažkokią tai galimybę ateina, pramušite duris, mėlyjeji. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, jūs net nelaukite, išeinama iš kažkokių tai neteisingų dalykų. Temidės korta ir čia, mėlyjeji, krenta, ir čia temidė, ir čia temidė. Čia žynys, o temidės korta, na, matėte, čia irgi vat, temidė ir čia teismas. Gal kažkas išgyvenote skyrybų procesus. Teismas aukštesnysis, temidė ten ir temidė. Dabar ateina naujos galimybės, ateina keliai į meilę atviri, į turtą, prabangą ir į laimę. Tūzas monetų, mėlyjeji. Taip, čia kažkas jūs stebėjo, galbūt internete. Na, kas įvyks, o jūs artimiausiu metu jūs to nelaukite, čia be galo stiprus žmogus mane žiūri. Atvyksta, kaip ir sakiau, riteris lazdų, kaip ir tose kortose. Susitikimas laukia, mėlyjeji, po įskaudinimo. Čia irgi žiūrėkite ir čia, ir čia. Čia žmogus įskaudintas mane žiūrit, ir čia trekė kardų, ir čia trekė kardų. Gal čia kažkas, kokią magiją darė, mėlyjeji, burtus, nes likimas keičiasi, vat ratas likimo. Čia tiesiog kažkas įsikišo į jūsų likimą, tiesiog su blogais ketinimais, ar kaip čia yra. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs net to nelaukite. Nesėkmės užsibaigia. Sąjunga ir čia, žiūrėkit, mėlyjeji, čia kortų gale sąjunga, ir čia sąjunga. Kažkas sutartį pasirašys, ar darbinę sutartį, ar tiesiog į sąjungą žmogus atvyksta pas jūs kviesti, jausmus atvers po sunkumų. Čia 10 kiek kardų, kaip ir čia labai sunki situacija, mėlyjeji, čia žmonėms sakau labai, labai sunku, ir čia 10 kardų, ir čia 10 kardų. Taip, čia žmogus išeina iš tamsos, čia karma, kažkas tai galėtų praeiti. Užsibaigia tie karminiai dalykai, žmogus tampa dvasingas, žmogus šviesus, ateina gausa, mėlyjeji, čia lazdų mergaitės galėtų žiūrėti, šaulys, avinas ir liūtas. Ateina aukštesnysis teismas, išėjimas visiškai iš šviesą žmogaus, pasižiūrėkit, gausite ženklus. Kas ėjote su pagalba, su meilė, gausite atpildą, o kas jūs skriaudė, tai irgi skriaudikai irgi gaus atpildą, bus bumerangas, mėlyjeji. Su jumis visata, su jumis mirusių pasaulis, su jumis giminės, giminaičiai stebi, padeda iš aukštai. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs net to nei nelaukite. Praeities korta krenta, mėlyjeji, o kas čia su ta praeitim? Čia galbūt žmogus iš praeities, su kuriuo jums gera, taurių karalius. Atvyksta su dovanom, mėlyjeji, atvyksta, čia ieškojo savo moters ilgai, čia ir rado jūs. Čia pagal likimą pora skirta, griuvo visiškai sena situacija, ir čia žmogus mane žiūrintysis gali ir gydyti, ir laiminti, čia galima net klauptis prieš jūs, mėlyjeji. Ir čia mane žiūri pora tos pačios energetikos, vandens karalienė ir vandens karalius. Štai matot kaip. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite. Stabilumas. Išeina visiška tamsa iš žmogaus, ir žmogus tampa geresniu, geresniu ir vis geresniu. Čia yra kardų mergaitės, tos oro ženklo mergaitės, tai būtų vandenės, varstyklės ir dvynės. Sezamai, atsiverk, jau jūs mokat patys tą, ir durys stebuklingai atsivers į džiaugsmą. Taip, mėlyjeji, laukia džiaugsmas. Gal kažkas tai sulauks džiaugsmo darbe. Kažkas sulauks džiaugsmo pabaigoje savo vieno etapo, atsiveria naujos galimybės visiškai į kitą etapą. Miršta tai, kas atgyventa, mėlyjeji, džiaukitės. Čia žmonės yra poros, mane žiūri. Čia karalienė žemės, ir ten karalius buvo žemės. Čia nuostabus žmonės, kurių laukia. Čia gal kažkas patyrė ir apgavystės, pergyvenimus. Čia kardų
Karalius, oro ženklai, žemės ženklai, vandens ženklai krenta, mėlyje, čia poros manęs atėjo pasižiūrėti, pas kurias ateina džiaugsmas. Gal sulauksite kažkokio tai krikštynų, o tiesiog darbe ateina džiaugsmas, rodo. Nu, dar pasižiūrėkime, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu tokio, o jūs net nelaukite. Džiaugsmai, oi net apsiverti. Čia, mėlyje, išėjimas bus iš savo to tokio narvo, to uždaryto. Žmogus buvo gal save pats uždaręs nuo išorinio pasaulio. Kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, jūs to nelaukite. Pasimatymas laukia, mėlyje. Triumfas balių šventė. Eina savo, nauji darbai laukia, laimė laukia. Na ir į kitą etapą eisite su prabanga, turtučiu, labai greitai viskas vyks pas jūs. Gausa ateina, mėlyje. Šeimos kūrimas ir džiaugsmas. Laukite. Kažką tai pakvies, mėlyje, į sąjungą. Čia žmogus turi labai daug vidinės energijos, sukurti gėrį, jaukumą šeimoje ir eiti į nuostabę šeimos kūrimą. Matot, kaip įdomi čia buvo. Atvyksta pas jūs imperatoriai, mėlyje, su džiaugsmas laukia. Nuostabu. Pasižiūrėkime su runa. Ką pasakys mums runos? Kas pas jūs artimiausiu metu įvyks, o jūs to net nelaukiate. O tai įvyks. Pasižiūrėkime, kas čia įvyks. Turtai, sėkmė čia, eina savo, stabilumas. Ingvas, vaisingumas, čia dar galėsite ir vaikų susilaukti. Ir aušra, mėlyje. Eisite į naują aušrą, į naujus dalykus. Fechui, turtai, sėkmė, mėlyje. Ingvas, vaisingumas visur, gėris, meilė. Džiaukitės, mėlyje, ir aušra. Pakilsite į naują savo gyvenimo aušrą. Eikite pasitikti savo aušros. Vat štai, kas pas jūs įvyks artimiausiu metu, o jūs to net nelaukite. Nauji dalykai, džiaugsmas laukia, vaisingumas, turtai ir sėkmė. Štai va toks buvo kortų skaitymas su tokiu klausimu. Čia buvo Sandra. Sudie, mėlyje, iki kitų kortų skaitymų.